Sveiki, norėčiau jūsų paklausti, ar nors kažkada buvote uždavę savo klausimą, kodėl mūsų pačiuose didžiausiuose akvariumuose negyvena didieji baltieji rykliai. Jų nėra ne dėl to, kad jos pamiršo. Netgi banginį sugeba įdėti į didžiausius pasaulio akvariumus ir parodyti publikai. Kiekvienoje šalyje galite pamatyti daugybę skirtingų ir įdomių ryklių rūšių. Pavyzdžiui, ryklio plaktuką, zebrinį ryklį ir netgi tigrinį ryklį. Taigi, kodėl būtent akvariumuose nėra baltųjų ryklių? Šie rykliai yra vieni iš pavojingiausių didžiausių ryklių Žemėje. Nugara ir šonai nuspalvinti pilka, ruda arba juoda spalva, o pilvas baltas. Iš to ir kilo ryklio pavadinimas. Šie rykliai dažniausiai būna 5-6 metrų ilgio, o sveria nuo 600 iki 3200 kg. Pats didžiausias išmatuotas ryklys buvo 11 metrų ilgio, bet man atrodo, kad tai nėra riba. Mokslininkai išsiaiškino vieną įdomų faktą. Seniau buvo ne tiesiog dideli rykliai, o gigantiški. Jų ilgis galėjo siekti iki 30 metrų. Jo žandikauliuose lengvai galėjo sutilpti 8 žmonės. Įsivaizduokite, kas būtų, jei šie rykliai būtų išgyvenę iki šių dienų. Manau, žmonijai jie neatneštų nieko gero. Dabar, kai žinot, kaip atrodo ši žuvytė, galim grįžti prie klausimo. Iš pradžių papasakosiu kelis bandymus, kaip žmonės bandė laikyti šiuos žvėris. Vienas iš paskutinių bandymų buvo Japonijoje 2017 metais ir pasibaigė tragedija. Ryklis išgyveno vos 3 dienas, prieš tai buvo 10 bandymų jo sulaikyti nelaisvėje. Pats pirmas populiariausias bandymas buvo įvykdytas Kalifornijos okeanariume 20 amžiaus viduryje. Tada ryklys neišgyveno netgi 2 dienų. Populiarus okeanariumas SeaWorld bandė ryklius sulaikyti keletą kartų. 1970, 80, 90, kurie bandymai pasibaigė geriausiu atveju išvežimu ryklį į vandenyną, o blogiausiu atveju ir vėl ryklio mirtimi. Tik 2004 išėjo išlaikyti ryklį ilgiausiai kelis mėnesius. Man įdomu, kaip jiem tai pavyko. Bet tai buvo vienintelis kartas, kada žmonės galėjo normaliai pamatyti šį monstrą. Kaip jūs supratot, baltieji rykliai nėra sukurti akvariumams. Pas mokslininkus yra kelios teorijos, kodėl taip vyksta. Kad rykliai po kelių dienų miršta akvariumuose. Didžiausia ryklių problema, kodėl jie negali išgyventi akvariume, tai jo dieta. Šios žuvys yra plėšrūnai. Taip susiklostė, kad baltiems rykliams reikia vytis ir gauti savo grobį, kad išgyventų. O akvariume tai nėra pats paprasčiausias būdas sulaikyti šį plėšrūną. Dar viena priežastis yra deguonis. Baltieji rykliai vieni iš tų, kurie turi visą laiką plaukti į priekį, kad džiaunas pateiktų šiam gigantui kuo daugiau deguonies. Kaip ir pasakiau, ryklys gali siekti apie 6 metrus ilgio. Ir rykliui nei vienas pasaulio akvariumas negali pateikti užtektinai vietos. Šie rykliai gali pasiekti didelius atstumus. Duosiu pavyzdį su baltuoju rykliu, kurio vardas buvo Nick. Jis praplaukė nuo Afrikos iki Australijos ir atgal 9 mėnesių bėgyje. Nors tai yra daugiau nei 20 000 km. Todėl joks akvariumas negali suteikti tiek vietos. Aš nemanau, kad žmonės imsis statyti tokį didelį akvariumą. Šie rykliai yra ant ribos dingimo. Dabar laisvėje yra apie 3500 baltųjų ryklių, bet žmonės žudo tuos ryklius dėl pinigų. Jų dalys yra labai vertingos. Vienas dantis gali siekti iki $800, o pelekai iki $1000. Taigi, mano išvada yra tokia, kad šios ryklius galite pamatyti tik laisvėje ir niekada negalėsime juos uždaryti akvariume. Jiems bus tiesiog per mažai vietos. Jeigu norite pamatyti baltąjį ryklį, jums teks važiuoti į tam tikrą šalį ir pas tam tikrus specialistus. Dėkui už jūsų dėmesį, tikiuosi jums buvo įdomu ir tikrai naudinga.